Nes tai labai trukdo. Nu taip, įsivaizduok, kaip tu sukursi valstybinį darinį be kažkokios bendros ideologijos. Va dabar Lietuva supriešinta. Vieni už tai, kad eiti į karą, kiti prieš tai, kad eiti į karą. Nu ir vieni ir kiti yra teisūs savaip. Taip. Nes iš tiesų, kaip besuk, nes yra savoka casus belli, tai kaip pretekstas karui. O tikroji karo priežastis dažniausiai niekada nesakoma. Taip. Nes tam, kad sukurt pretekstą karui, Hitleris tenais pašaudė Gleivice savo kalinius perrengtus vokiečių uniformų ir pasakė, kad čia Lenkai padarė. Ta patį rusai, kai norėjo Suomiją užimti savo laiku, jie ten patys pašaudė į savo teritoriją ir pasakė, kad čia Suomiai šaudo. Kai reikėjo amerikonams į Vietnamą įlyst, tai Nankinė ten tipo į vietnamiečiai juos apšaudė. Jo laivą. Ir todėl mes juos už tai uždubasinom. Ta pati Luizitanija, Pearl Harboras, ką be paimti. Apie ką ir šnekam, yra karo priežastis, apie kurią visi tyli. Ir yra karo pretekstas, kurį išviešina, išgarsina. Nu jau jeigu muši, aš nepakęsiu. Ir kai visuomenė daina lygi, tai jeigu šitaip, tai kodėlgi mes nieko nedarom? Aha, jau tauta subrendo. Einam, padėsime broliams Kristuje arba dar kažkam, nes juos skriaudžia niekšai, bet gaisai, o mes good gaisai. Ir bet gaisus reikia ir dubasint, ir tada good gaisai visi laimės. Grinai vesterinis holivudinis principas. Nėra atspalvių, yra geri ir blogi. Nu tai... Nuo ko mes ir pradėjom, nuo spalvų ir... Apie tai viskas yra daug giliau. Ir kai čia amerikonai dabartiniai, čia magija kažkokia prasideda, tai jeigu ką, Amerika tai priklauso indėnams, jeigu ką. Pradėkim nuo ištakų. O, tai vėl grįžtam tada, tas pats Kolumbas, ko plaukė į naują pasaulį. Bet į naują pasaulį. Jis irgi nešė naująjį testamentą į tas šalis, kurių ieškojo. Su kryžiumi išsilaipino ir iškart puolė krikštyti. Tai pirmas daiktas. Matai, ten su indėnais iš vis niuansas įdomus. Juos irgi bandė paversti vergais. Bet paaiškėjo, kad indėnų tokia prigimtis, kad jie vergais nesidaro. Tada šitas, ten labai tiksliai, kam įdomu, pasidomėkit, nes čia labai įdomu, kad popiežiai juodus žmonės, tamsius, pripažino, kad taip, jie gali būti vergais, nes jie ne visai tas, o vat indėnus priskyrė vos ne prie baltos rasės, kadangi jie nepasiduoda vergystei. Tai va toks įdomus ir daiktas, kad vergus į Ameriką turėjo vežtis iš Afrikos. Aišku, kas tokie ten vežė, aš aišku nesigilinsiu, nes man straipsnių pripaišys, bet kam įdomu, pasidomėkit, tai labai įdomu. Kas laisvai gali pardavinėti kitą žmogų? Tik tas, kuris jo žmogum nelaiko. Tai grįžtam prie pokalbio pradžios ir susives galai. Tarp kitko, mano pirma laida šito kanalo Triušio urvas būtent ir buvo apie cukraus istoriją ir kaip vežė vergus. Būtent į cukranendrių laukus. Tai viskasgi teisingai, biznis yra biznis ir show must go on. Laivai tušti negali plaukioti. Jeigu plaukia su vienom prekiam, tai grįžta su kitom. Tušti nieks ten neplaukėjo. Tai labai trikampis geras buvo iš London City, plaukdavo į Afriką, veždavo gaminius kažkokius, už kurios gaudavo vergų. Vergus parduodavo. Jie patys vergų negaudė, jiems vietiniai vadukai priduodavo savo netinkamus. Čia buvo verslas. Tokie kaip komendatūros buvo. Taip, karo komendatūros, taip. Kurie nenorėdavo ten eiti tarnauti karą, juos sugaudydavo. Tu čia nestiklo karoliukas, bet skylutės nesusivirė ant siūlo. Von su laivu plauk. Tai vat dažniausiai ir yra, kad ne priešo reikia bijoti, o savų klapšiukų, kurie dirba užjūrio vasalam. Tai čia baisiausias priešas, aišku, visada būna viduj, bet nurodinėti, kas yra priešas, tai ašgi neskvernelis ir nenausėda, kurie kalba nepasakyti, pasakykit, pavardėmis. Jeigu jūs manot, kad Lietuvos Seime yra nusikaltėlių grupuotė kažkokia,
tai žinau, kad kiekvienas nusikaltimas turi vardą, pavardę ir tautybę. Tai prašau sąrašą. Sąrašą pridėkit. Ir pagrįskit to sąrašo tikrumą, per teismus įrodykit. Ir tik po to sakykit, kad čia sėdi 5 kolona vaikelė. Suaugęs lyg ir žmogus. Bet iš tikrųjų, čia tas prilipęs 5 koloną, jie patys net nežino, kas ta 5 kolona čia, žinai. Bet jie žino tokį terminą, tokį įsireiškimą. Ir jis labai gražiai skamba. Jo, ir neįpareigojantis toks. Apkaltina ir palikai, žinai. O jūs ten, žinai. Apkaltinimo ir etikečių klijavimo yra problema baisiausia, nes jeigu žmogui prilimdo etiketę, jisai jos niekada nenusivalys, net jeigu ir įrodyta, kad jis nekaltas. Vis tiek lieka toks, nagi nėra domų be ugnies, greičiausiai visgi ten kažkas buvo.